labai skanus buvo. Jau žmona iš Irano, kad jis rado. Aš pjaučiau. Labai skanus. Bogdan, ne vieną tokią vietą ir pasiūrėm. O mama leido maudytis. O man irgi leido. Jisai triušą nepasiėmė. Čečta. Edita. Aš išeinu. Aš einu ir O man šiandien toks skanus buvo. iš viso ne penktadienis. Atrodo, kad jau. O čia visą dieną. Šalkus yra. Užspriegs dabar, pažiūrėk. Bet kokia drąsi. Nu, tai jūs. Pagavau, kur nepasiekia. Čia mano kūmins netoli gyvena. Raketos mes tai kiekvieną kartą buvom išlipo į krantą. Agresyviai, žinoma. Žinokit, sparnas išplėtus. Ant manęs vienas į gulbę. Puolį, dėl to šiandien jav pranas. Iš viso artina. Užspringsina. Nei kartim. Ana išsiriečia. Sima. Kiek gerai. Žiūrėk, kaip gulbo, jinai artiniai. Nebesvaidykit, Ne, aš noriu sudalyvauti. O tu iš šono, va, nufotografuosi, šitai visus ir gulbė matysis ir vaikai matysis. Aš gal to dar varysiu man. Aš turiu apversiu. Davai, nu, neblykstelėjo. Ne, neblykstelėjo. Kaip plėriai klaukė. Plėriai. Indrė, blico, taigi nereik klaukia, kai filmuoju. A tu plėriai kas nori? Aš turiu. Nereikia blico. Aš turiu. Tas tikslas vaikai pasiekiamas yra ne taip paprastai. Ir pasiektas bus dar negreitai. Šito sieksite visą savo gyvenimą. Įrodėt, kad esat išradingi, protingi, kad tikrai daug kas sugebat, kad klasė buvo stipri, gera. Kur tas kiškis biškel savų? Ar matei jį? Jis bėga savo pusėn, šunis jo pėdsakus suodė. Jau kiškiui galas, nepaspruks, jis turi būti kažkur čia. Čia ne mano broleliai. Ką jums padarė tas zuikelis? Ko jūs jį taip puolat? Jis medžių viršūnės nugraužė. Iš vandenių šalinės sugramstė. Jis mano šunelis subadė. Subadė, koks nedorelis. Mačiau. Jis nubėgo pas ten. Kur? Sakyk, darai kur? Jeigu darai, tai bėgit prie senosios obels. Apsisukit 1000 kartų ir 10 žingsnių į kairę. Vykim kiškiui. Kiek kartų apsisukti? Kiek žingsnių į kairę? Vyk, kur tas kiškis piškis? Kur to obelis?
Aš noriu būti su juo kartu todėl, kad jis stipriausias klasėje ir gali apginti kitus. Na, Aidas. Irgi puikus šaunus vyras. Su Aidu būdavo taip, kad mūdu abudu kalbėdavom. Ar ne, Aidai, aš kalbu ir tu kalbi. Ir niekaip nenusprendžiam, kad Ram nutilti pirmieji. Ar ne? Kartais aš nutildavau, kartais tau reikėdavo nutilti. Ne, Aidukai? Kai jau tau reikėdavo nutilti, tada būdavo liūdniau. Sėkmės buvo ir toliau toks pat išradingas, išmintingas ir linksmas vaikinas. Taip pat turime dar vieną talentą, aštraus humoro virtuozą, kaip gėlės žiedas pavasarį pasiskleidusi savo naujais talentais. Tai Aidas! Grįždami išėję po visą namų bazę, pakeliui pamatėme ežiuką. Ir mūsų gitaristas Jimmy Page'as su juo, su savo Stratocasteriu. Aidas ir šiame projekte dalyvauju pirmą kartą ir čia aš esu todėl, kad nusprendžiau, kad reikia šiek tiek apsišlifuoti.
hey, yeah. Knocking on heaven's door.